pakalbėsime apie paauglius ir jų vidinį pasaulį. Ir turbūt, kai prasideda kalba apie paauglius, tiek mokytojai, tiek tėveliai viską met ir sako, ne, noriu kalbėti, turbūt paauglystė yra labai baisus dalykas. Taip, iš tiesų, psichologai yra padarę tyrimus ir pasirodo, kad nelaimingiausiais savo gyvenimo etapais daugelis žmonių laiko senatvę ir paauglystę. Vienas dalykas. 30% paauglių yra įsitikinę, kad tėvai ir mokytojai yra nusteikę priešiškai, o dar 40% jaučia įtampą. Reiškia, tik maža dalis normaliai jaučiasi su mokytojais ir tėvais. Savižudybės antroje vietoje irgi paauglystėje būtent įvyksta. Taigi čia yra tikrai sudėtingas amžiaus tarpsnis. Bet jis turbūt prasideda vieniems vienu metu, kitiems kitu. Taip, iš tiesų labai neaiškios ribos ir, na, daugiausiai tai tarp 12-17 metų trunka ta paauglystė, bet kai kam užtrunka iki 21 metų, nes dabar labai sudėtinga yra gyventi. Žmogus, kad taptų suaugusius, turi daug ko išmokti. Ir kaip, pavyzdžiui, senovėje 16 metų jau buvo galima vesti, tai dabar tikrai to negalima. Žmonės nėra subrendę. Tai žmogus jaučiasi silpnas ir norisi prisidengti tą paauglystės skraiste ir dar pagyventi. Tai va čia iš tiesų ir yra tai būdinga paauglio vidiniam pasauliu, kad žmogus, kai jisai išeina iš vaikystės, žmogus yra susiliejęs su tėvų nuomonėmis, su tėvų emocijomis ir jis jaučiasi stiprus, jis jaučia šeimos dalis toks kaip tėvai, o paauglystėje staiga pasijunta, kad viskas pasikeitė, draugai pasikeitė. Taip apytikriai. Ir jis taip pradeda jaustis silpnas, jis jaučia, kad jau reikėtų turėti savo nuomonę, o tą savo nuomonę turėti taip sunku ir dėl to jis taip ginčijasi, taip gina savo nuomonę dėl to, kad nėra ją garantuotas. Taip pat paauglystėje tas vidinis pasaulis pasijaučia žmogaus, jam rūpis jau su kažkuo pašnekėti, jam atrodo, kad tas vidinis pasaulis labai toks, na, yra neįprastas, kitoks negu visų. Jis rašo dienoraštį, pradeda jausti vienatvės jausmą. Čia toks labai įdomus tarpas. Iš tiesų neturi su ko pasikalbėti, jaučiasi vienišas. Taip, daugelis paauglių jaučiasi labai vieniši ir dažnai patiria depresijas, ko, sakysime, apie vaikus negalima pasakyti. Iš tiesų, kur jis tada turėtų ieškotis pagalbos? Na, svarbiausia paaugliams, kad padėtų tėvai. Va čia kaip tik norėčiau tą progą pasakyti, kad turėtų šią savaitę išeiti mano knygutė, kuri vadinasi Įdomioji psichoterapija mokytojams ir tėvams. Tai tenais labai daug rašoma apie tai, kaip suprasti paauglius ir, aišku, kitokio amžiaus vaikus ir kaip padėti. Ir dabar, jeigu kalbėt, kaip padėti, ar ne, taip sunkiai žmogus jaučiasi, tai esminis dalykas. Turi tėvai, mokytojai turi prisiminti savo paauglystę. Kaip jie patys tuo metu jautėsi, kokia buvo situacija, jų paaugliai klasėse, kaip jie jaučiasi, atpirkimo ožiai, grupuotės. Faktiškai daugelis paauglių jaučiasi labai nepilnavertiški ir dėl to jie stengiasi jungtis į grupės, kad būtų mes jau yra stipriau, jie jaučiasi tvirtesni kažkokie tai ir kai žemina kitą žmogų, jie dar labiau tą savo vertę pakelia. Buvo klausti paaugliai, kokio jie naujo klasioko norėtų. Tai paaiškėjo, kad jie norėtų naujo atpirkimo ožio, kurį galėtų žeminti. Tai va, tai paaugliai, kadangi patiria tokius jausmus, tai labai verta juos suprasti visų pirma. Antras dalykas, jie yra emociškai labai nepusiausvyri. Tai faktiškai, na, ir biologinis toksai dalykas. Hormonai keičiasi o suaugę, kaip reaguoja suaugę, paaugliai juos iš karto išveda iš pusiausvyros ir jie irgi tampa emociškai nepusiausvyri. Taigi jie turėtų kažkaip tai išlikti ramus ir išmokyti paauglius valdyti savo emocijas. Aišku, dar reikėtų pasakyti, kad suaugusiai tai neturi laiko bendrauti su paaugliais. Dabar visi dirba, užsiėmė. Ir dėl to tie paaugliai palikti vieni, tai jie iš viso neišmoksta bendrauti, jie tokie laukiniai darosi. Tai konfliktas tarp tų kartų ir dėl to kilo, kad tiek mokytojai, tiek tėveliai, suaugusieji, kitaip tariant, nenori prisiminti savo paauglystę ir bando auklėti savo vaikus, kuriuose gal ir mato savo tą pačią paauglystę. Tai va čia ir yra esmė, kad dažnai tos pačios charakterio savybės pasirodo paaugliuose labai aiškiai. Ir tėvai nenori jų matyti. Tarkim, motina yra valdinga, o dukra pagal jos pavyzdį irgi auga labai valdinga asmenybė. Ir nori ją nugesinti? Taip, ir tarp jų konfliktas baisus, nes tos pačios charakterio savybės. Dar vienas yra momentas, kad paaugliai jau po truputį darosi protingi ir pradeda pastebėti, kad tėvams jau gal užtektų juos reguliuoti, kad tėvai gal savo problemas būtų gerai, kad išspręstų. Bet tokių paauglių turbūt retas, nes... Na, kaip pasakyti, paaugliai, kaip ir daugelis žmonių, labai linkę matyti problemas kitose, o ne savyje. Taigi jie tėvose irgi labai gerai pradeda matyti jų silpnasias pusės. O tėvai tam amžiui, kai jų vaikai paaugliai, jie dažniausiai patiria vidurio amžiaus krizę. Jų pačių santykiai yra šalia arba sugedę, jie patys nebežino, kaip toliau realizuotis ir tuo metu, kai jie taip negerai jaučiasi, labai gerai rasti tokį
tą blogos energijos nuleidimo būdą. Tai čia dėl to, kad mano vaikas paauglys ir vyksta visuotinis konfliktas. Bet paaugliai turbūt net nesuvokdami moka užgauti iš tiesų suaugusius, arba tiksliau atskleisti tas silpnasias jų vietas. Tai be abejo. Ir dar labai svarbus dalykas, kad paaugliai yra linkę pareikalauti iš suaugusių to, ko patys suaugusiai paauglystėje negavo. Ir kai mes jaučiame, kad iš mūsų nori daugiau meilės, negu mes patys gavome, tai kažkaip tai nesinori, neišeina jos duoti. Jūs kalbėjote apie asocialias grupės, kurie būtent žemina, ieško aukų arba savižudybės. Kodėl būtent toks žiaurumas paauglystėje? Na, apie asocialias grupės labai svarbu pasakyti. Vat atitempia tėvai paauglį ir sako, buvo nuostabus vaikas, bet štai blogi draugai jį nuvedė į šalį. Niekada blogi draugai visiškai nenuves vaikų į šalį, jeigu šeimoje jis jaučiasi gerai. Vienas momentas. Dabar jeigu savižudybės. Savižudybės labai svarbus klausimas. Iš tikrųjų, dažnai paaugliai pamasto apie mirtį arba dienoraštį rašo, bet tai nereiškia, kad jie žudysis, bet yra keletas šeimų grupių, iš kurių, jeigu paaugliai yra tokio šeimoje, jie gali nusižudyti. Pavyzdžiui, tai šeimos, kur vyksta skyrybos, lygos, mirtis ir tėvai savo kančią išpila ant paauglių, jis tampa kaip atpirkimo ožiu tokioje šeimoje. Arba šeimos, kur visi vaiko ryšiai teigiami su tėvais priklauso tik nuo vaiko pasiekimų, jis turi būti tobulas. Nes gal tėvelis nebuvo tobulas paauglystėje? Taip, be abejo. Taip pat yra dar tokių šeimų, kurios labai daug iš vaikų reikalauja, kaip konclagerė. Vaikus uždaro, neleidžia jiems būti su draugais, verčia dirbti ir už tai vaikai nesijaučia mylimi. Arba yra tokios šeimos, kuriuose vaikas buvo nenorimas. Tarkime, brolis ir sesuo, brolis mylimas, jam viskas perkama, o seseriai nieko, jinai visada bloga. Tai vat, kai vaikas gyvena tokioje šeimoje, kad jisai paauglystėje gali įvykdyti savižudybę, yra rizika daug didesnė. Ir mokytojai, sakysim, kiti suaugę žmonės tą turėtų kažkaip sužinoti. O kuo dar paauglys yra stipresnis už suaugusį? Nu, va čia įdomus klausimas. Iš tiesų, kai kuo paaugliai už mus stipresni yra. Tai visų pirma, paauglys yra labai pasiruošęs pasikeitimams. Įsivaizduokit, kad jums reikėtų pervažiuoti kitą miestą ir viską pradėti iš naujo. Nebūtų lengva. O paauglys jam puiku, jisai tuoj pat gali tą padaryti. Pasiruošęs atsisakyti priėmimo. Gali susipykti su visais ir jaustis normaliai. Jie labai kintantis, labai greit adaptuojasi ir jų viduje chaosas. Tai va šituo jie tikrai, jie gajus tiesiog. Bet tam tikrai paauglystės bruožai išlieka ir kai jau žmogus suaugusiame amžiuje. Na taip, iš tiesų daugelis suaugusiai elgiasi kaip paaugliai. Pavyzdžiui, yra tokie žmonės, kurie labai nepakenčia bet kokio reguliavimo. Ir visada mėgsta sakyti ne. Yra žmonės, kurie mėgsta šokiruoti kitus ir suaugusio amžiuje. Žmonės, kurie skiria labai daug dėmesio išvaizdai. Žmonės, kurie nori sužavėti kuo daugiau vyro ar moterų vietoj to, kad norėtų tikro draugiško ryšio. Vat visos šitos savybės yra paaugliškas. Galų galiai yra žmonių, kurie neatsiskyrė nuo tėvų dar, tai jau užstrigę dar anksčiau, vaikystėje, o ne paauglystėje. O tai pagrindinė galbūt išeitis tada, kad tėvai ir vaikai taptų gerais draugais? Taip, čia yra svarbiausias dalykas. Jie turi šnekėtis, jie turi bendrauti. Jeigu paauglio klausite, ką jis jaučia, kaip jis gyvena, jisai neatsakys. Bet jeigu jūs atspėsite arba pasidalinsite savo patirtimi, kaip jums buvo paauglystė, kaip dabar jūs jaučiatės, paauglio emocijos jau daros kaip suaugusio žmogaus. Ir su juo reikia kalbėtis. Paauglys ko labiausiai trokšta, tai kad suaugęs taptų draugu jo ir jam padėtų. Dėl to jis elgiasi tai bjauriai, kad jisai tikrina, ar suaugęs yra pakankamai stiprus, kad galėtų jam padėti. Ačiū, ponia Genovaitė, kad atvykote į mūsų studiją. Linkiu geros savaitės. Nežinau, ko dar galim palinkėti. Daugiau pokalbių. Ačiū už pokalbį. Ačiū Jums.